Sveiki. Tai šiandien iš tikrųjų yra viena prasmingiausių dienų mūsų valstybei. Man ji tokia labai asmeniška. Vasario 16 man visada buvo tokia dviguba diena, ne tik valstybės, bet ir mano močiutės gimtadienis. Ji buvo auklėtoja ir pasakodavo, kad okupacijos metais, tuo metu, kai jinai dirbo, nors visada dirbo, nuo 16 metų, tą dieną kolegos jai slapta atnešdavo gėlių. Jeigu apie tai pagalvoji giliau, iš tikrųjų tas žodis slapta gimtadienio proga atnešti gėlių, tai jisai reiškia labai daug. Ne tik dėl gimtadienio visi iš tikrųjų žinojo, ką reiškia ši data ir visi suprato, kad apie tai garsiai kalbėti nebuvo galima tuo metu. Sovietų okupacijos metais vasario 16 buvo uždrausta, bet visgi jos iš žmonių širdžių ištrinti taip ir nepavyko. Gėlės mano močiutei buvo daugiau nei sveikinimas, tai iš tikrųjų buvo tylus priminimas, kad Lietuva gyva, nors tuo metu ir širdyse. Ir būtent ta karta mūsų proseneliai, seneliai, mūsų tėvai tyliai, kantriai atvedė Lietuvą iki mūsų kartos. Kai šiandien pagalvoju apie vasario 16-ąją, galvoju ne tik apie valstybę, pagalvoju apie žmonės, kurie saugojo laisvę tada, kai už ją negalėjai gauti patiktuko arba vadinamo laiko, ar ne? Ir tas socialinės medijos patvirtinimas, jisai neegzistavo. Ką galėjai gauti, tai tik tais didžiulė rizika. Ir tai buvo karta be algoritmo, bet su tvirtu vertybiniu stuburu. Ir su tikėjimu, kad šiandien mes galime vis dėlto kalbėti garsiai, galime diskutuoti ir galime nesutikti, kas yra labai normalu. Ir vis tiek būti laisvi. Ir visa tai yra ankstesnių kartų nuopelnas. Sveikinu visus su vasario 16-ąja, o aš asmeniškai kiekvieną kartą prisimindama močiutę suprantu. Lietuva išliko todėl, kad žmonės net tada, kai negalėjo kalbėti, niekada nenustojo tikėti. Ir laisvė vis dėlto nėra tik data kalendoriuje ar darbo knygose, tai kasdienis mūsų sprendimas, kokią valstybę vis dėlto norėsime palikti po savęs.